Aš visai neseniai buvau Egipte ir mane labai nustebino, kai aš pamačiau vienoje šventykloje 16 amžius prieš Kristų sukurtas piešinys, 7 durys, vienas į kitą išeinančios. Ir žinoma, Egipte tai sujungia su tikėjimu, kad būtent žmogus, norintis susijungti su Dievu, turi praeiti per 7 vartus. Pats juokingiausias dalykas yra tai, kad aš pagal šitą sistemą dirbu. Aš jums jau sakiau, pas mus yra 7 energetiniai centrai arba 7 realybės, kurios atsako už atitinkamą veiklą mūsų gyvenime. Galim vadinti jas čakromis, galim vadinti vartais, galim vadinti kvantinę realybę. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Esmė yra tame, kad netgi 16 amžiui prieš mūsų erą jau žinojo žmonės, kad iš tikro yra 7 realybės, kurias mes turim pereiti savo kūne, norint susijungti su 8 realybė, tai yra su visatos informacija.